Rugsėjo 22 dieną Telšiuose suskambo kvietimas į atmintį, į pagarbą, į sugrąžintą stebuklą. Iš griuvėsių krūvos atgimusią istorinę aukštąją rabinų mokyklą Telšių ješivą. Stovime prie Telšių ješivos pastato, kur netrukus bus atidengtas pasaulio teisuolių atminimo ženklas, skirtas žydų gelbėtojų atminimui įamžinti. Mieste atverta dar viena muziejinė erdvė – Žemaičių muziejaus Alka padalinys Telšių ješivą. Telšių žydų atminties ekspozicija, kurios vizija – saugoti ir aktualizuoti žydų kultūros paveldą. Telšių ješiva nėra tik ekspozicija kaip statiškas objektas, kaip muziejaus, kaip institucijos, sakykime, rinkinių arba išsaugotų žydų kultūros paveldo objektų pristatymas. Tai yra, ir šiandien mes jau tą galime liudyti, gyvas istorijos paminklas. Jis yra gyvas ne tik tai tuo, kad čia dabar atvyksta žmonės, lankytojai, susipažinti su Telšių miesto praeitim. Žydiškoji kultūra yra labai svarbi Telšių miesto dalis ir tai, kaip mes šiandien gyvenam, yra suformuota iš tų laikotarpių, kada čia gyveno daugiau negu 50% žydų bendruomenės žmonių. Todėl Telšių ješiva šiandien yra gyvas pasakojimas apie tai, kas mes esam, kas mes buvome ir tikiuosi, kas mes būsime. Telšių ješivos ekspozicija rengta remianti Žemaičių muziejaus Alka muziejinė vertybė – atminties knyga Telšiai. Esminiai šio naujo muziejinio objekto momentai – pastato ir eksploatuojamų muziejinių vertybių unikalumas, dar ir šiandien pasaulyje gyvas Telšių ješivos studijų metodas bei nesibaigianti žydų istorija, rašyta ir teberašoma visų Telšių apskrityje holokaustą išgyvenusių bei su šiuo regionu susijusių žmonių prisiminimais. Ekspozicija, jinai kalba apie gyvenimą, apie tai, kas vyko Telšiuose tuo metu, kai Telšiai turėjo vieną ryškiausių, vieną svarbiausių aukštųjų mokyklų Telšių ješivą, apie tai, kokių tradicijų laikėsi Telšių žydų bendruomenė, kaip jie susitikdavo, kaip bendraudavo studentai, dėstytojai, kokios ryškios asmenybės tuo metu vaikščiojo Telšių gatvėmis ir apie tą gyvenimą, kurį gyveno paprasta žydų bendruomenė. Apie krautuvininkus, apie vežėjus, apie ritualinius skerdikus, apie tuos dalykus, kurie vieningi ir svarbus kiekvienam žmogui. Ir mes tą istoriją, Telšių žydų gyvenimo istoriją, pasakojam Telšių atminties knygos balsais. Tais balsais, kuriais kalbėjo patys Telšiuose gyvenę žydai. Siekdami priminti ir pagerbti Žemaitijos gyventojus, gelbėjusius žydus nacių okupacijos metais, Telšių rajono savivaldybė kartu su Žemaičių muziejumi Alka ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetu 2001 metais inicijavo žydų gelbėtojų atminimui skirtą pasaulio teisuolių atminimo ženklo atsiradimą. Kūrinio autorius, skulptorius Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto docentas Mindaugas Šimkevičius. Ant Telšių ješivos sienos atidengtas paminklas tiems, kurie gelbėjo, dalijosi paskutiniu duonos kąsniu ir karšta sriuba, o svarbiausia – mylėjo žmogų. Atminimo ženklą pasaulio tautų teisuoliams kūriau lyg savotišką pasakojimą ant ješivos pastato išorinio fasado. Ir šis atminimo ženklas tai nėra lyg statiškas akcentas, kurį būtų galima skaityti iš vieno taško. Kūrinys yra labiau įsidėstęs per visą fasadą ir jį galima tokiu būdu tik ir perskaityti. Ir pačią kompoziciją tikriausiai padiktavo pati architektūra, pats pastatas, kur galima aiškiai matyti horizontalėje ir vertikalėje pastato ašis. Horizontalioje ašyje patalpinau žodžius iš Babilono Talmudo, kurie taip pat yra šitie žodžiai parašyti ir gelbėtojų medalyje, kad tekstas yra toks, kad išgelbėjęs vieną gyvybę, išgelbėjai visą pasaulį. O vertikalioje pastato ašyje yra du pagrindiniai kūrinio akcentai. Tai paltas su išplėšta šešiakampė žvaigždė ir mozaika, Dovydo žvaigždė mozaika. Man pačiam, kaip sakau, šitas darbas yra širdies darbas. Mintį pratęsė ir Telšių miesto garbės pilietis, pedagogas Miša Jakobas. Ši diena tai tarsi stebuklas.
nes aš turiu galimybę sugrįžti į praeitį, į Telšių praeitį. Apie tai, ką kalbėjo su manim mano senelis ir ką dar prisiminė mano tėvas, kurie yra iki šaknų čia Telšiuose. Ir kai muziejaus direktorė prieš minutę mane pakvietė į šitą salę, patikėkit manim, aš vos neapsiverkiau, nes antiek viskas jauku, antiek viskas graudu, kad neišlieti ašaros šiandieną būtų ypatingai drąsu. Todėl aš pasinaudojęs progą noriu padėkoti nuoširdžiai visiems telšiečiams, muziejaus darbuotojams už sugrąžintą atmintį, už dalelytę to praradimo, nes prarasta yra ypatingai daug, bet bent dalis, kad jaunoji karta pagaliau suprastų, kas čia buvo, kas gyveno, ką jie veikė ir kokie istoriniai, dvasiniai, religinės vertybės yra čia Telšiuose, čia buvusio Ješivoj, čia šitoje salėje. Atminimo ženklo ir Telšių žydų atminties ekspozicijos atidarymo iškilmėse dalyvavęs Izraelio ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas, pirmasis sekretorius Erez Gola, pabrėžė, kad kitų kultūrų kuriami įvairūs atminties įprasminimo ženklai žydų tautai turi itin didelę reikšmę. You know, in many countries, the country used to focus on the issue of the Holocaust and Daugelyje šalių fokusuojamasi į holokaustą. Kalbama, kas nutiko, kiek žmonių buvo nužudyta, kaip ir kur žydų bendruomenė buvo sunaikinta. Bet daug svarbiau yra kalbėti ne tik apie holokaustą ir tragišką bendruomenės sunaikinimą, bet ir apie klestintį žydų gyvenimą iki holokausto daugelyje Europos miestų, ypatingai Lietuvoje. Taigi mes norime, kad žmonės, kurie gyvena šiandien, žinotų, jog jų tėvai ar seneliai turėjo kaimynus ir draugus žydus. Kad šie žmonės daugiau sužinotų apie žydų ir lietuvių gyvenimą drauge, tarpusavio ryšius, apie žydų gyvenimą, jų rūbus, tradicijas, religiją. Sužinoti daugiau apie jų pačių istoriją. Ir tai nėra vien tik žydų istorija, tai kartu yra Lietuvos ir Europos istorija. Aš manau, kad sužinodami daugiau apie čia gyvenusių žydų istoriją, mes sužinome, kokie žmonės tai buvo. Juo labiau, jog yra tokių miesto bendruomenių, kuriuose žydų jau nebėra. Tai padeda suvokti holokausto tragediją ir geriau suprasti, kodėl taip svarbu kalbėti apie žydų istoriją iki holokausto ir įamžinti šiuos įvykius. Rugsėjo 23-ąją minint Lietuvos žydų genocido atminimo dieną, Telšių ješiva atveria duris lankytojams. Ješiva visuomet buvo skambi lyg audringa jūra. Studentai diskutavo gausiose grupėse ir ne tik ješivos pastate, bet visur ir visada. Gatvėje, bendrabutyje, per pasivaikščiojimus laukuose ar prie ežero. Galiausiai visas Telšių miestas virto didelė ješiva, kurioje net akimirkai nenutrūkdavo studijos.